nuleidžiamos ranką ir liemenį ir prispaudė savo priešininkę prie benčio. Na kągi, dabar antroji kova dėl bronzos medalių. Čia 26 metų Stefanie Stüber iš Vokietijos ir Audrey Prieto Bochašvili, prancūzijos imtynininkė. Vardas prancūziškas, pirmoji pavardė irgi. Na, Bochašvili tai ištekėjus iš gruzino, galbūt galima daryti prielaidą. Nėra informacijos apie šeimininę šios 28 metų prancūzijos atstovės padėtį. Štai būtent Audrey Prieto Bochašvili. Labai energingai išbėgo ant kilimo prancūzijos imtynininkė, kelis kartus vos bėgo, suklysdama, ieškodavo savo mėlyno kampo, teko jai grįžti ir matome, kaip ramiai ant kilimo lipa Vokietijos atstovai. Matom, visiškai skirtingi charakteriai, visiškai skirtingas nusiteikimas lyg tai kovai, o galutinį rezultatą tik parodys, aišku, imtynių kilimo tablo. Vokiečiai vyrų varžybose man irgi atrodo, čia nelabai turėjo kuo girtis. Pergalių gal ir iškovojo, bet medalių, man regis, nei vieno nebuvo vyrų laisvų imtynių varžybose. Taip, bet neužmirškim, kad vieninteliai Vokietijoje, šiek tiek ir Švedijoje, bet vyksta Bundeslygos imtynių varžybos. Tai yra komandiniai čempionatai, kurie vėl sutraukia daugia tūkstantinės minias. Jos vyksta ir pagal laisvų, ir pagal graikų romėnų imtynių taisyklės. Imtyniauja paprastai klubai, kuriuose yra galimybės imtyniauti ir užsienio sportininkam. Tuo naudojasi, žinote, keletas mūsų imtynininkų vyksta dalyvauti už Vokietijos klubus. Geriausi mūsų graikų romėnų imtynininkai dalyvauja. Šis sezonas trunka tik 2 mėnesius, todėl didelio įtakos pasirinkimo ir neturi. Bet tai yra šiokia tokia galimybė prisidurti gal finansiškai ir pamatyti kitos šalies imtynininkus, kadangi varžybų grafikas gan yra toksai, sakyčiau, labai varžybos vyksta praktiškai kiekvieną savaitgalį, netgi po 2 susitikimus, tai krūvis imtynininkam tikrai būna nemenkas. O šiaip pati imtynininkų, sakykime, varžybinė diena, vis dėlto 9 ryto, kad ir kalbant rytoj apie mūsiškius, pirmos svorio kategoriją ir kelios minutės po 9 jau pirma kova ant kilimo. Tai kada reikia keltis, kada pusryčiauti ir vis dėlto iki pietų po 2-3 kovas sportininkams kartais tenka. Nu, dauguma imtynininkų iškart po svėrimo yra pirma mintis yra gerai sočiai pavalgę. Kadangi jau kiti ir savaitę ar 2 yra šiek tiek koreguodami svorį, laiko save, neleidžia savo įsibėgėti bent prie stalo. Metimą. Skaitau. Taip, išsilenkus bandė atlikti prancūzijos imtynininkė ir atliko jį, bet buvo skaitytas 1 taškas. Ne, jį vieną ir turėjo, man atrodo, Vokietijai skaitė 2 taškus. Tuoj pasižiūrėsime teisėjų dabar sprendimą. Prakirto lūpą Vokietijos imtynininkė ir... Ką darysi, tokios mikrotraumas pasitaiko. Dėl tokios traumos varžybos turėtų būti tęsiamos. Vis dėlto šiek tiek ginčinas sprendimas, nežinau, ar užginčius ar ne. Prancūzų komandos prašydami vaizdo įrašo peržiūros sekundantai, bet kaip supratau, mes galim pamatyti pakartojimą, kad būtų aiškiau. Taip, imtynininkė metimą. Ginčytinas sprendimas, bet teisėjai vis dėlto nusprendė, kad buvo dengimas. Buvo veiksmas atliktas ne iki galo. Vis dėlto pirmą nukrito ant nugaros prancūzijos imtynininkė, o toliau tik tai tęsė savo iš inercijos judesį. Sutiko su tokiu sprendimu, kad labai lengvai prancūzijos sekundantai. Gal tiesiog tenka sutvarkyti imtynių kilimo dangą. Papildoma šiokia tokia pertraukėlė. Ką darysi, kontaktinis sportas ir tokių mikrotraumų pasitaiko, bet kaip sakau,
apsilaižai, nusivalai nosinaitę ir imtyniauji toliau. 18 sekundžių iki pirmo kėlinuko pabaigos. Prancūzai bando kipti į veidą. Puikiai suprasdama, kad dar ir taip gali ir papildomai suerzinti varžovę ir galbūt... Gal nekimba į veidą, tiesiog bando tokiais nutempimais žemint tiesiog išblaškyti savo priešininką ir daugiau pasidaryti, paruošti takai. Matom, labai nedaug buvo laiko lygiai, dėl to teko jai labai aktyviai bandyti daug aktyviau imtyniauti, bet tai rezultatai tai nedavė. Vienas iš sekundantų juodaodis ar juodaodžiai imtynininkai yra pasiekę šių pergalių. Jų yra buvę, kubiečius boksininkus mes žinome, o kubiečiai imtynininkai yra puikūs imtynininkai. Prisiminkime paskutinės Pekino olimpiados sunkaus svorio nugalėtojo Lopesą, kuris netgi nešė Kubos delegacijos vėliavą, jam buvo patikėta nešti, graikų romėnų imtynių atstovas. Puikus imtynininkas, puikus juodaodžiai imtynininkai atstovavo ir Amerikos, ir Kubos, kaip minėjau, garbę. Yra labai aukštos kvalifikacijos, meistriškumo, pasaulio ir savo kontinentų nugalėtojų yra. Antrasis kėlinukas ir yra savotiškas apšilimas prieš finalą. Kiek užbėgsiu už akių, pasakysiu, kad finale susitiks berods 5 ir 6 pastarųjų Europos čempionatų finalininkės. Tai viena, tai kita. Tai viena, tai kita, beveik pasikeisdamos šios sportininkės dažniausiai kovoja dėl žemyno pirmenybių aukso medalių ir netrukus mes jas abi išvysime čia Vilniuje Europos čempionato finalinėje kovoje svorio kategorijoje iki 63 kg. Po švilpuko bandė atlinkti veiksmą, taip vadinamą lemputę imtynininkų terminų tariant. Vėl šiek tiek užgavo lūpą, gal tai tik tai žiauriai atrodo taip, bet iš tikrųjų tai nedidelė trauma, bet tiesiog gausus kraujavimas iš lūpas ir nelabai estetiškas vaizdas. Ypač gal merginam. Bet dėl tokios traumos gali būti kova stabdoma ar vis dėlto... Ar dėl tokios traumos gali būti kova stabdoma, jeigu... Jeigu, žinoma, nepavyktų sustabdyti kraujavimą, dėl ko aš truputį abejoju, nebent labai jau ten gili kirsinė žaizda, bet aišku, jinai atsitiko vėl nebent jai pačiai įsikando savo lūpą. Visko irgi gali atsitikti, bet manau, kad mūsų medikai ir Vokietijos rinktinės medikas susitvarkys šitą problemą ir taip pat Vokietijos imtynininkė bus vėl pasiruošusi tęsti dvikovą. O kaip minėjau, galbūt dažnesnės traumas imtynėse būna tokie užgavimai nosies, kada bėga kraujas. Dėl to imtynininkas privalo turėti, visada imtyniaudamas privalo turėti nosinaitę. Gal ne visi pastebėjo žiūrovai, bet išeidamas į kovą jis tiesiog pristato, parodo rankoje, kad turi nosinaitį ir paprastai užsikiša ją kur nors už triko ir kad reikalui esant galėtų truputį apsivalyti ir teisėjas galėtų nestabdyti ilgai dvikovą. Matosi, jeigu tai nedidelė mikrotrauma, tiesiog dėl estetinio vaizdo ir dvikova būtų tęsiama toliau. Kągi, dar minutė ir 15 sekundžių iki antro kėlinuko pabaigos. Šansas prancūzijai Audry Prieto Bochašvili. Na ir priminsiu, kad kol kas būtent Stefanie Štuber iš Vokietijos patekusi po paguodos kovos į mažąjį finalą. Būtent ji dabar kol kas pirmauja, nes yra laimėjusi pirmąjį kėlinuką. Į kryžminį paėmimą nuėjo abidvi sportininkai. Šitą paėmimą dažniau naudoja graikų romėnų imtynių atstovai. Matome, kad užkabinę vieną ranką ir liemenį abidvi imtynininkės. Tai ganėtinai aktyvus paėmimas, kadangi šito aktyvių paėmimo galima atlikti visą eilę veiksmų, bet matome, kažkuria prasme vokietė blokuoja savo priešininkės ranką. Tai vadinama, jinai šiuo atveju šiek tiek pasyvesnė buvo ir nėra jai matyti labai malonus tas prancūzės primestas paėmimas. Ir vėl matome, kaip jinai traukėsi etapustą ir manau, jeigu truputį daugiau laiko liktų, gal teisėjas galėtų įvertinti vokietės veiksmus už pasivengimą kovoti. Taip, už vengimą kovoti. Bet 10 sekundžių. Kitos pusės, jinai nesitraukė, jinai tiesiog bando. Labiausiai baudžiame tada, kada imtynininkė vengdama kovos jau tiesiog bėga nuo savo priešininko. Sirena.
Ir tai reiškia, kad vis dėlto ta lūpa kraujuoja. Vokietijos sportininkė matyt vėl bus kviečiamas traukiami burtai. Taip, bet matyt kova vėl bus stabdoma dėl, kad bus tvarkoma Vokietijos imtynininkės. Raudonas kamuoliukas, tai reiškia, kad būtent Vokietijos atstovė dabar turės šansą. Neskaiti paskutinis šansas, jeigu jį dabar sugebėtų išnaudoti šią jai sutiktą galimybę ir pelnytų tašką, laimėtų ir antrą kėlinuką ir tuo pačiu laimėtų ir Europos čempionato bronzos medalį. Nu, iš taktinės pusės žiūrint, Vokietijos imtynininkai tikrai dabar nėra kur skubėti, gal net negražu sakyti, bet palanku tas toks kraujavimas iš lūpas, kadangi jinai gauna papildomą laiko pailsėti, nes vis dėlto jai dabar reikės daugiau jėgų turėti, nes jinai bus šio paėmimo kaip ir šeimininkė, jai tik reikės realizuoti savo pranašumą ir būtų gerai, kad šitas poilsis tikrai jai yra, sakyčiau, gal labiau reikalingas. Na, jos varžovė Audrey Prieto-Bachašvili. Minėjau, abi tikrai patyrusios Prancūzijos rinktinės nariai, 28, vokietė 2 metais jaunesnė. Primenu, kad dviem rankom turi išgriebti savo priešininkės koją. Opa, puikus. Taip. Puikus veiksmas. Čia tikrai visai nėra skirtumo ar 1, ar 3, ar 5 taškai. Tiesiog efektingai baigė. Užbaigė vis dėlto efektingai. Publikai tai patiko, mums irgi. Ir Vokietijos imtynininkė skelbama šios dvikovos nugalėtoja. Jie iškovoja Europos, Stefanie Štilber iškovoja Europos čempionato bronzos medalį. Vokietijos sportininkė Stefanie Štilber. The 2009 European Wrestling Championship Feminine Wrestling in the weight category to 63 kilograms. The gold medal goes to Stefanie Štilber from Germany. Na ir dabar artės tikrai labai įdomi kova, nes čia susitiks. Galite pasigrožėti paskutinėmis ką tik matyto mažojo finalo akimirkomis Elena Kartašova ir Eva Monika Michalik. Dar pernai jos pavardė buvo Monika Rogen, tačiau išsiskyrusi su vyru Lenkijos